Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Gerai, Žydrūnas papasakoja apie balionų įvairiausias machinacijas ir ne tik. Sveiki visi, podcast'o naujas epizodas, kalbėsim daugiausiai, aišku, apie rinktinės reikalus. Žydrūnas ir Marius šiandieną pas mus, vienas iš rinktinės asistentų, vis laik malonu nori turėti, daug papasakos mums, manau, ir tokių šiek tiek labiau vidinių dalykų galbūt, ne viską gali atskleisti, aišku, bet ką gali. Dabar vis tiek. Ta ribą patikrinsim. Jo, dabar jau galima Lenkų ir pastumti ir tą pasakyti, jau nereikia žaisti artimiausių metų, kas aišku žino, tenais burtai paskui vėl susidėlios. Aš vis dar turiu kontraktą, dar turiu įsipareigojimą. Tai Mariau, kaip šiaip apskritai pailsėjai truputį, antradienį filmuojam, dar anksti, kiek žinau, vėlokai, ar ne, partekėjai į Vilnių paskui po rungtynių. Jo, tai tos vėlyvos rungtynės, jos šiaip labai specifiškos, iš tikrųjų yra. Pradedi 10 valandą, tai jau šiaip visą dieną tokia, kur lauki. Aišku, ten yra tam tikras pasiruošimas, susirinkimai įvairūs, diskusijos, aptarimai, bet vis tiek labai išsitęsia ir toks jau būni net išsekęs, kol ateini iki rungtynės, tai ir žaidėjom, manau, panašiai yra. O pats grįžimas, tai irgi, aišku, kol išsiruoši, kol išsiprausi, kol persirengi, atsisveikini, tai dar visi interviu, kol praeina, ten, ar vyr trenerio, ar žaidėjų, tai tas ganėtinai vakaras išsitęsia ir ten jau paryčiais tada tenka grįžti. Tai iš mūsų pusės noras buvo anksčiau žaisti, bet Lenkai turbūt nelabai sutiko, ne? Jeigu atvirai, žinok, kažkaip iš to nesigilinu niekada ir man... Nu, ne tavo čia, yra laikas ir viskas. Kodėl, žinai, 22 valandą, o ne 19, ten UEFA, ne UEFA, FIFA, visokie transliacijų niuansai, tai tikrai nežinau tų detalių. Jo, nu čia žiūrovams, aišku, visą laiką maloniau, šiek tiek anksčiau ir ypač mes, kai tą turim, žinai, vis tiek yra tų futbolo gerbėjų visuomenė atvyksta, ten, nežinau, Šiauliai, Klaipėda, dar kažkas, nu, kažkam hibridai grįžti, faktas jau taip vėlyva, mes irgi po tų Lenkijos mačo, tai skait iki Vilnių, taip jau grįžti ten po 2 jau, tai dar kol nueini miegot, kol ką, žinai, nu, tai suprantama, kad kažkiek tų žmonių atkrenta, bet nu, čia toks dalykas, žinai. Lenkai kompensavo, da. Nu, Lenkai kompensavo, nu, ir žinai, aš kaip sakau, nu, tai futbolas toks jau dalykas, jeigu kažkas trukdo futbolui, reikia tą kažką kitą mesti ir viskas. Nu. Ne, jau labai, čia nežaidė kiekvieną savaitgalį, žinai, čia į pusmetį kartą galbūt toks laikas, tai žmonės gali šiek tiek gal ir nesiskūs. Ja, tai čia, žinai, čia vis laikas šventė, iš tikrųjų reikėtų paminėti šitą faktą, kad tokia kiekio žmonių, tokią valandą, tokiu metu, kai tikrai nėra jau ir šilta, laukia 8-7 laipsniai. Ten kepurėlės turėjom dėti žieminės. Labai gausus žiūrovų skaičius susirinko, tai, atrodo, kad tik tai naujas objektas, kuris yra pritaikytas, ne tik tai šiltą vasaros dieną, renginiui, tai iš karto sutraukė visai kitą kiekį žiūrovų. Nu ir aišku, turbūt kažkoks ar tai varžovo, ar tai tavo komandos pasirodymas irgi lemia, net nebijotinai. Ja, tai faktas, žinai, aš netgi kitą dieną kalbėjau su mama, atsimenu, šneku, žinai, ir mama sako, blembas, įsijungiau čia, sako, Nauris čia, žinai, žiūrėjo, o žiūriu ten iš to dronų, čia sako, ne kaip Lietuvoje atrodo, pagaliau yra tas vaizdas, žinai, sakau, mes jau tą kiek anksčiau išgyvenom tą tokį jau matydami, kiti žmonės gal kur rečiau, žinai, įsijungia, tai jiems irgi tas toksai įspūdis atsiranda naujas, tai smagu, žinai, čia kaip mes važiavom į Balstogę, irgi atvažiuoja, atrodo, 4 valandos, nueini rungtynės jau tokios, kur jau atrodo europinės vyksta, žinai, ten Vokietija jau atrodo gali palyginti, tai smagu, kad ir tas yra. Ką, keliaukim gal prie pačios pradžios, pradėsim vis tiek nuo Suomių, turbūt, kad ir ta visa stovykla, šiaip, Mariau, kaip jinai vyko, žinom, prieš ar ne Suomiją Kažukolovo, žinojot, kad nebus Kučio, Utkaus, svarbus 3 žaidėjai, ar ne, tikrai tokie jau vieni iš rinktinės ir senbuvių ir tokių, ne visi gal Kažukolovo, gal ten senbuvių nepavadinsi labai jau tokiu dideliu, bet vis tiek svarbu žaidėjas labai. Ir po to iškrito Gertmanas, Adamonis, Dubicko trauma, ar ne, viskas taip susidėjo.
Trūksta, ar ne, Lietuvai tų žaidėjų, kai tu pagalvoji, mes neturim tokio, ar ne, to plataus sąrašo žaidėjų ir daug mes irgi diskutavom, kad dažniausiai mums ypač tokiose kertinėse pozicijose vienas kitas žaidėjas iškrenta. Kaip treneriai su tuo dylina, suprantama, kad aišku, tas visą laiką atsiranda šansas kitiem pasirodyti ir taip toliau, žinai, rinktinė tas dalykas, kur visiems norisi pažaisti ir tas šansas, kai gauni, kartais matom, kad žaidėjai ir pasikelia stipriai ir savo vertės ir kažkur išvažiuoja, kartais net netikėtai, žinai, tose pozicijose sužaidė, yra buvę ten istorijų, kaip pamenam, Marius Stankevičius kažkada jaunas ir tokių istorijų galima, žinai, prisiminti nemažai, bet papildomo galvos skausmo net nebijoju, kad treneriams suteikia tie dalykai. Žinoma, norėtųsi atvykus į stovyklą, kai jau pasikvietė tam tikrą sąrašą, turi pasikvietį tam tikrus žaidėjus, jau susidėlioji kažkokius planus savo dienotvarkę, norėtųsi su jais ir darbuotis jau tą linkme, bet kai eigoje, kaip prieš stovyklą, tai dar, žinai, nepergyvensi dabar atsisėdęs, tai tiesiog imi sekantį žaidėją, kuris yra už brūkšnio į tą poziciją ir, jam atsiranda šansas, o negi pergyvensi ten atsisėdęs, nežinau, 2 dienas, kad dabar kažkas gavo traumą. Taip, labai gaila, tokia realybė, imi kitą žmogų ir dėlioja savo planus toliau. Tai čia šitoj vietoj mes kažkaip žiūrim ganėtinai paprastai, nes, kaip sakau, pergyventi nėra kada. Tiesiog tai yra faktas ir viskas. O kad tų žaidėjų labai trūksta, tai čia net nesvarstytina. Visi tavo Ervinai išvardinti žaidėjai yra pagrindo žaidėjai. Pastarosius kelis metus, tikrai įsitvirtinę rinktiniai kaip vieni lyderių, tai šiuo atveju jų netektis tikrai atsiliepia ir ypatingai gaila, kai pasikvieti naują žaidėją, kaip, pavyzdžiui, Dubicką, ir nori pamatyti iš tikrųjų ir jam geras šansas, geras galimybės, tvarkaraščiai susidėlioja, viskas sutampa, nes žinom, kad ten serija C, serija B arba antros lygos, jos ne visada prisitaikiusios yra prie tarptautinių langų. Tai čia galbūt tokia viena, tokia ne tiek netektis, kiek buvo gaila, kad Dubickas būtent prieš pat stovyklą gavo traumą. O kas tiksliai ten nutiko, nes taip biškimitais apipinta su Šonkuliu, ar ne? Jo, pats žaidėjas, ten buvo, aš nežinau konkrečios situacijos Italijoje, prie paskutinėse rungtynėse tiesiog turėjo kontaktą ir, žinai, ten dažnai būna ten kokius Šonkulius susitrenki ir ten skauda, bet ką, ten eini ir žaidė toliau. O čia tas skausmas nei apmažėjo, dar tik paaštrėjo, nes žaidėjas atskridęs dalyvavo treniruotėje ir pajuto, kad neeilinis čia yra jau toks sumušimas. Kažkas rimčiau, ne? Jo, ir net kvėpuot sunku, tai buvo pasitarta su mūsų personalu, daktaru ir kineziterapeutais ir nuspręsta, kad pavojingas sveikatai yra. Tai aišku, čia ne jau. Nes yra skilimas čia kažkaip viršutinių šonkulių ir dėl to skilimo, kitas kontaktas, gal žaidėjas ir būtų žaidęs, bet kitas kontaktas gali jau ten būti labai pavojingas ir sveikatai. Tai tokia trumpa istorija. O Mariu, kiek stipriai pakoreguoja jūsų pasiruošimą konkrečiam rungtynėm? Nes, žinai, kas traumuoti, iš anksčiau jų nebus, viskas tvarkoja, bet tokie staigūs, Gertmano traumo, Dubicką tarsi vis tiek vietėtės, galbūt matėte, o ne kiek kaip kur, su kokiom užduotim išeis į aikštę. Ir štai tokie 1, 2, 3 pokyčiai jūsų numatomime galbūt rungtynių tam tikrame plane. Kiek įtakos turi tie iškritimai bendra komandiniam tokiam nuostatai, ne, tam tikrose rungtynėse ir po to jau ten, kai žaidėjus dėlioji, kiek galite pakeisti, vadinkim, tam tikras funkcijas žaidėjų, kurias įpratęsis turėti, bet štai dėl vieno, kito, trečio žaidėjo iškritimo netikėto reikia įvesti į kitą galbūt poziciją ar su kitam užduotim. Kaip ten viskas taip greitai vyksta, nes, žinai, kas traumuoti, okei, bet kas šviežiai, kaip reaguojate į tas situacijas? Sakyčiau taip, kokie 80-90% tų planą jau turi prieš važiuodamas į stovyklą. Tai vieno žaidėjo kažkokia ar kelių žaidėjų korekcija neturėtų iš esmės griauti tavo plano. Iš esmės. Taip.
Bet žaidėjo profilis, jisai tikrai keičia galbūt tavo kažkokius tai principus, ne, kaip pavyzdys, prie standartinių padėčių, ten, tarkim, neturėjimas aukšto puolėjo, ne, jau ten keičia kažkokias tavo planus, jau treniruočių planus, išsidėstymo gal nelabai, bet va, dabar irgi galim trumpai nušokti prie rungtynių, ne, su Lenkija. Mes Gytis Paulauskas irgi turėjo nusiskundimo sveikata, irgi atsinaujino pėdos tą traumą ir reikėjo spręsti, nes neturime aukšto puolėjo, ne, jau kaip dabar mes darysim, koks žaidėjas gali atitikti tą profilį, kaip mes keičiam, tai dabar jau kažkokie mes kabinamės už ilgų kamuolių, ar mes norim dabar jau kažkaip bandyti žemais perdavimus, ne, žaisti, kokie žaidėjai tą gali daryti. Tai tada jau ir kitas pozicijas gali irgi įtakoti, jeigu mes... Tokia grandinė reakcija vis tiek vyksta grandinė reakcija. Bet jeigu tu planavai žaisti, nežinau, pavyzdžiui, ten 3-4-3, tu iš esmės nekeiti tos savo formacijos, bet tada kokie profiliai, ką gali nuveikti su aplink esančiais žaidėjais. Tai gal taip, žinai, trumpiau atsakant, kad tikrai turi įtakos ir tikrai turi daug tada tavo pareikalauja iš principo laiko, resursų, aptarimui, kur galbūt tu galėtum fokusuotis į kitas detalės, į kitus niuansus, bet staiga jau turi valandą 2, kur, na, turi gerai išdiskutuoti. Išdiskutuoti, išsigryninti. Ką rytoj tada kaip treniruotė keisis, nes tos treniruotės irgi ten per valandą turi nuveikti ten kelių savaičių darbą. Ir tada, nu, kuo tu ten tiksliau susidėliosi ją, kuo geriau pataikysi į tas norimas vietas, tuo tau lengviau bus su rungtynėse. O jeigu ne, nu, tada automatiškai ta grandinė reakcija, kaip sakai, atsiranda. Kalbant apie jau konkrečiai rungtynės, ar ne, Suomija, mūsų tas pirmas varžovas, pirmas kėlinys, tikrai, sakykim, toksai labai pozityvus, ar ne? Aš jau pamiršau, kaip atrodė. Ir, nu, įvartis visų pirma, aišku, gražus, šito turbūt nepamiršat, manau, kad įsidėsit ar ne, parodysit žaidėjim ir kitose stovyklose, kaip toks pasitikėjimų, žinai, kaip gali žaisti patys žaidėjai, tikrai graži kombinacija, visko joje buvo, kaip ir Edgaras po rungtynių irgi klausiau, nu tą viską irgi išpasakojo, ir tie perdavimai, ir apėjimas žaidėjo, ar ne, nusimetimas, ir geras uždarimas. Iš esmės, turbūt, aš atsimenu, mes čia žiūrėjom, ar buvo jum irgi nuo suolo, kad ten tikrai tinklai tie tokie kažkiek keistesni, nes kažkaip vėlyva tokia reakcija buvo į tą įvartį, ar ne? Nes mes irgi čia žiūrėjom, aš nesupratau iš pradžių įvartis, ar ten iš už vartų taip atšoko į tinklą ir nelabai supratai, ar ne, iš to krašto. Mes, kai vis tiek pasižiūrim tą socialinę mediją laiks nuo laiko, tai sako, žiūrėk, mes ne vieni čia nesupratom, nes jūsų studijai čia irgi buvo taip, kad... Jo, lagas. Priežastis, matai, kokią parašiau. Ne, po vieną tik tai buvo. Gal dar likė. Žadrūnai, reikėjo didesnį auditoriją atsiklausti, nes priežastis buvo visi vienoda, žinai. Bet iš tikrųjų buvo kažkoks dviprasmiškas jausmas, nes net ne visi žaidėjai kažkaip puolė džiaugtis ir net, nes toks, nu, vidinis jas yra. Bet nesprogo, nesprogo, žinai, patys žaidėjai, taip labai jau visi, aišku, po to vienas kitą apsikabino, pasveikino, bet iš šono reikėjo 3 sekundžių, kol suprastum, kad tikrai įvartis. Jo, ten įdomi tokia situacija. Aš paskui net ir iš Edgaro, man atrodo, lūpų jį parodė, taip ir jis irgi atsisukęs taip pusiau su tokia šypsena ir kažką irgi jums matyt sako, kad irgi tik tai vėliau suprato, tai mes irgi taip kažkiek tada nusiraminom, kad čia ne mums, kaip sakant, tik tai užkrito ta situacija. Ir aišku, pirmasis kėlinys baigėsi pozityviai, 1-0 ir ta situacija antro kėlinio pradžioje, ar ne? Tu turbūt smarkiai išmuša, ar ne, žaidėjus visą laiką per pertrauką, visą laiką turbūt, kad tas kalbos vyksta kokios, na, kad 5 pirmos 10 minučių, ar ne, yra labai svarbios, išeina matydžiai ir taip toliau, ir toksai, nu, kur irgi labai prie kažko prikipti negali, nes iš esmės visi žaidėjai savo darbą darė, ten irgi dvikova buvo ir įėjo į ją ir viskas. Aš sakau, aš dar vakar irgi dar tas rungtynės dar atsisukinėjau lietuvius su lenkais pasižiūrėti, nes kai stadione būni vėl vienoks vaizdas, kai biškelį matai iš to kito rakurso per kamerą vėl kitaip viskas atrodo, o paskui dar ir tos pakartojimus iš Suomijos pasižiūrėjau ir, nu, ten net ir iki šiol nesuprantu, ar 3 ar 4 rikošėtai, ten tie toksai bum, tas pimbolas kažkoks tai būdavo
baudos aikšteliai ir toks įvartis ir dar paskui žiūri ten gal ir nuošlė, paskui matai, kad Dolžnikovas ten savo žmogų lydėjo ir nespėjo grįžnyti, nors kaip ir tas teisingas jau mūvas, tas, kaip sakykime, išėjimas jau buvo jo, irgi negali prie žaidėjo nieko ten prikirpti, tai turbūt tokia situacija, ar ne, kur kartais tiesiog futbole nutinka, kaip sakant. Marius kaip treneris, aišku, negali kritikuoti savo žaidėjų. Aš gal kaip iš šalies Mariu užduosiu klausimą dėl ten užribis buvo, ne? Užribis išsimetinėjo ir ar, vėlgi, neatsakyk, aš gal iškelsiu tą mintį. Man vis tik kliuvo Artūro išmetimo metu užimamo pozicija, reakcija į tą atložį. Ta prasme, neturėjo tai būti. Aš galbūt tai pasakysiu, kada užribis ir meta tavo žmogus, tu iš esmės neleidi jam priimti kamuolio atgal, nes kitas šalia dengia tą, kuriam metamas kamuolys, yra tokia paprasta situacija, kur leidom labai lengvai pakelti kamuolį ir jis jau vėlavo į tą, vadinkime, blokavimą, kas įtakojo jo išėjimą, išbėgimą, o būtent išėjimą. Tai vėlgi, tai ką noriu pasakyti. Labai top lygį netgi pasižiūri, tokias klaidas irgi daro. Čia jau labai turi būti. Klaidų pasitaiko, bet vėl ką akcentavai, 5-10 pirmosios minutės po 1-0, tu jauti, kad išeisi po pertraukos, vis tiek Suomiai reaguos, ne, į tą praleistą įvartį ir į tą 0-1 po pirmų 45 minučių. Tai ten statinė padėti situacija, nereikia nei bėgti, nei kažką galvoti per daug. Atliktas užduotis, kurios tau įprastos kiekvieną dieną yra. Tai aš apie tai kalbu, kad ten, toks kažkur gal įsijungė trumpam, Artūras ir po to, žinai, ta situacija bumbumo, ten tie rikošetai nelaimė, tai tik mum nutinka kažkodėl, žinai, mes patys įmuš panašių įvarčių kažkaip nelabai. Dažnai esu pagalvojęs. Taip, o mum kažkodėl baudžia, žinai, ir prašom tas įvartis. Aš galiu šiek tiek, gal labai teisingai viską kalbat, aš gal tik tai šiek tiek iš kitos pusės gal galiu pasakyti, iš vidinės. Mes, ką ir sakai, mes tikrai kalbėjom Rubiniai, kad Suomiai išeis su kitokiu bėgiu, nes jiems namuose reikia taškų, nes jie turi teorinius šansus ir neblogus užimti antrą vietą, tai jie tikrai nebus tokia komanda, kokia buvo pirmam kėliny, tikrai suagresyvės ir mes turim būti pasiruošę tam, turim to laukti. Ir įvyko labai įdomi dalis, tik išėjus, mes gal 4-5 minutės Suomiam net kamulio nedavėm. Mes kontroliavom visą žaidimą. Pirmas, iškart išėjus 4-5 minutės, mūsų kontrolė. Ir net, pasąmoniai nebefiksuoji, tu išėjai ir toliau kontroliuoji žaidimą. Ir va čia atsitiko tokia dalis, kur nekaltas užribis ir jie tose situacijose meta ilgą kamulį baudos aikštelę. Ir va čia, aš manau, buvo tas toks sužaidėta dalis netikėtumas kažkiek ir koncentracijos praradimas, kad, aš čia esu, išsidėstau, bet laukiu ilgo kamulio. Ir tada jie įveda trumpą kamulį ir iš karto tada mes turim, mūsų kitas žaidėjas turi irgi kilti, nes Artūras atsidūrė 1-2. Tai dabar prie kurio aš turiu bėgti, aišku, bėgu tas, kuris su kamuliu, užsidenginėjau, persidenginėjau ten perdavimą, laukiu pagalbos, kol man ateina dar pastiprinimas. Ir va tada ta dilema tokia gaunasi, kur 2-1, neišspręsta iki galo, nors mes tikimės ilgo kamulio. Ir va čia atsitiko ta koncentracijos galbūt praradimas šioks toks, nes tikėsi vieno gauni kitą ir tada, aišku, jau toliau ten tie veiksmai, skersas perdavimas, ten, nežinau. Tas kamuolys bam, žinai. Įkrenta, ten išsprūsta, vienas į kitą daužos ir, aišku, išsprūsta ne į tą pusę, kur norėtum. Ir aišku, ten tose situacijose, labai būna sudėtinga sureaguoti, kiek čia kada išeiti, kur išeiti, bet ne per daug išeiti. Tai visiškai nedėkinga situacija ir, tokia virtinė smulkių klaidų ir net nežinai nuo ko pradėti. Iš tikrųjų, labai, labai kvaila situacija, kur labai sunku net ir kažkokias pamokas įsinešti toliau. Koncentracija. Ir kamuolys būtų atšokęs kitur, išsimušam ir pamirštam tą epizodą ar viską, žinai. Nes Artūras irgi, jisai išeidinėjo, net buvo taip, kad užmigo ir stovi. Jis išeidinėjo viską, ir truko va tiek. Tas linijas ten, nubrėžė. Tai centimetrai. Labai kvailas ir to pačiu sudėtingas. Ir tokiu momentu, antro kėlinio pradžioje, ten 48 minutę praleistas įvartis, tai ištemptas, 10-15 minučių be didesnių gaisrų ir
gali net ir laimėti tokias rungtynės. Jo, tu paskui tas įsicementuoji tas rungtynės, aš kaip jūs sakau, žinai, vėl į tą ritmą. Ir vėl atrodo ir varžovas jau vis tiek pradeda, žinai, tas, kaip sakai, Suomija išeina, ar ne, nu tai tu vėlgi, kai tu išeini su tuo tikslu, kad dabar mes būsim agresyvesni, mes dabar čia bandysim lipti taip toliau, ir tau pasiseka, tai natūraliai tau sparnai užauga, žinai, o kai tu išeini, tą tokią pirmą bangą tavo atmuša, vis tiek tu tada kažkiek vėl viskas susiniveliuoja, vėl taip viskas, tu jau tada pradedi žiūrėti, kad blemba jau čia 65 minutė, taip toliau, treneris jau ten irgi pradeda ką daryti. Apie keitimus galvoti, nes jau tas pirminis planas neišdegė, nu ir visai visa ta dinamika rungtynių vyksta kitaip, o čia tu įmuši vieną, tada vėlgi pradedi lipti, dar kelios sėkmingesnės atakos vėl užsibūstini, tada dar vienas epizodas įmuši antrą ir tada jau visiškai dinamika rungtynių jau tada jau mes jau, kaip sakant, jau pradedam ar negalvoti, kuo čia, kaip ką keisti ir kaip tose rungtynėse toliau likti. Antro įvarčio, dar situaciją reikia irgi apkalbėti tikrai. Gražus smūgis, viskas gerai, aišku, bet ta atraminė zona tokia gavosi apnuoginta ir vėl kur atrodo ten tiek nedaug trūko, ten Modė būtų pasiekęs ar ne kamuolį, atrodo jau ten siekia ir vėl kitaip ar ne, tada tokia ta situacija, aišku, kartais aš vis laik galvoju tokias situacijas, kaip aš atsimenu, sakydavo, žinai, treneris, kad ir milijonieriai, žinai, muša į autos, tai kartais gal, kai žiūri, gal tos ramybė yra gerai, bet kartais, kai matai, kad labai jau daug, tai gal tą kamuolį, žinai, į kampinį numušk, į užribį ten tiesiai prieš, čia toks atrodė, kad bandymas buvo lyg ir matant, kad tų žaidėjų yra nemažai toj zonai ir mes galim ten toliau sukontroliuoti ir vos ne išbėgti į kontrataką, bet viskas sugriuvo ir smūgis iš atraminės zonos, kuri buvo tokia jau visiškai apnuoginta. Kaip analizavot momentą, vis tiek žiūrėjote, ne? Ten Gvidą nutempė, Gvidas iš savo zonos išbėgo, tenka su kamuoliu neįkirto į baudos aikštelę ir po to tas atmetimas atgal. Taip, mes turime aiškus labai susitarimus toje vietoje ir ta situacija padiktavo tam tikrus niuansus, kad ryšys tarp žaidėjų, tarp pozicijų, neįvyko to ryšio. Vėlgi, galima pasiteisinti, galima nurašyti ant kažkokių tai, nežinau, laiko stokos, skirtingų žaidėjų iš skirtingų lygų, skirtingų susitarimų klubuose ir tie įgūdžiai, kuriuos turi žaidėjai, jiems vis tiek tų ryšių reikia, kad įprastų jie daryti tam tikrus dalykus. Nors tu ir jau ne pirmą kartą rinktiniai kažkokius tai turi susitarimus, ne pirmus metus net, bet jeigu pažiūrėsim, tai vyksta kas mėnesį, kas 2, kas 3 ir natūralu, kad kažkur kažkas sutrukinėja. Ir čia pasiteisinimas, bet susitarimas jisai neįvyko. Ir abudu mūsų buvo ištraukti atraminiai mūsų 6 numeriai iš to Kadbeko zonos, atmetimo zonos ir būtent ten ir atėjo perdavimas. Tai čia ne 6 numerių kaltė, ne dar kažkieno kaltė, tiesiog ryšys, kuris turėjo vykti ten su vidurio gynėjais ir mūsų 6 atraminiais numeriais, jisai nebuvo iki galo gerai išspręstas ir pasiekoje atėjo tas kamuolys į tą zoną. O ten jau, kaip visada, ten domino efektas, ten vienas meta, kitas eina, aišku, varžovo išpildymas ten irgi buvo Dideliai pataikė. Superinis. Iš tokio kampo nusisukantis kamuolys, tai buvo, vėl, prie šito įvarčio čia galima daugiau rasti ten visokių niuansų, kaip galima jį buvo geriau išspręsti negu iš tikrųjų prie pirmo. Jo, Markėjevas, šiaip, aišku, neblogas žaidėjas, teko man matyti RFS prieš tai, kai žaidė, jau atsimenu, buvo atvykęs ir Paulius Jakelis mūsų vis tiek toksai, kaip sakant, informacijos nutekintojas iš Latvijos, tai nemažai sakė, kad geras žaidėjas ir paskui jisai labai trumpai ir pabuvo šitam Kiprė, išvažiavo ten pusmetį gal pažaidė ir paskui persikėlė dabar Bundeslygoje antroji žaidžia, matom tokie šuoliai žaidėjo. Tai tikrai gero lygio žaidėjas ir matėsi iš ten RFS tose europinėse kovose buvo vienas tokių lyderių tos komandos, tai tikrai irgi, iš dalies, žinai, smagu matyti, kad iš tų, mūsų artimų klubų, kaip matom, nėra ta rinka uždara ar ne greitai žaidėjai, jeigu yra tas lygis, jeigu jie parodo save, gali greitai pakankamai pakilti į tą tikrai jau aukštą lygį, jau būti prie topinių lygų. Tai iš dalies smagu, bet kaip ir mačiau, Paulius kėlė story pas save Instagram'e, kad sako, ne prieš tuos reikia mušti tau. Pyko ant savo buvusio klubo atstovo. Pabaiga tų rungtynių, galima sakyti, kad kažkiek
pavyko, ar ne, jeigu, tarkime, žiūrėjom rungtynės su Lenkais, tai labai, kaip sakant, pabaigoje taip jau užlipti ant jų kažkaip tokių sukurti momentų nebuvo. Čia mes turėjom dar tokių šancelių, ar ne, tas Slivkos labai neblogas šansas, aš sakyčiau, tikrai toks smūgis nepavykęs visiškai, ta kairė koja, dar keli tokie pavojingesni epizodai ir dar šiose rungtynėse, turbūt galim sakyti, kad ir tie keitimai, nors pastaruoju metu mes taip, jeigu žiūrim, tai taip po keitimo atrodo vis sunkiau žaidėjams įeiti, ar ne, ar pavyzdžiui, atkreipia dėmesį į tai, kad kai kurie žaidėjai, startiniai sudėti žaisdami, ar ne vienai pasirodo, po keitimo galbūt nėra tiek jiems laiko save parodyti ir gal po keitimo ne pačiu geriausiu, sakykime, neįeina taip gerai rungtynės. Daug kalbam apie keitimus, daug kalbam apie laiką, kada jie turėtų būti atlikti, ar kai jau žaidėjai į save jau išsunkia iki maksimumo, ar prevenciškai numatyti tam tikrų žaidėjų, vis tiek yra tendencijos, kokia jų apimtis, kiek jie gali, kokį krūvį turėti ir kada jau pažaidėjas artėja link savo maksimalios ribos, kurią minutę pagal rungtynės, rungtynių tempą, scenarijų, nes dar ir labai mentalinė dalis įsijungia. Kai laimi, kai savižiūrovai, kai kažkoks tai žaidimas geresnis klijuojas, čia labai daug atsiranda tokių detalių. Tai keitimų kartais atrodo geriau nedaryti, o kartais nori kuo greičiau tam tikrus atlikti keitimus. Ir čia visą laiką po fakto atrodo nereikėjo, arba geriau anksčiau, arba ne tą. Arba ne ten. Ir visą laiką tą tokį sprendė, tą tokį rebusą, kada, kas ir kodėl turėjo įeiti į aikštelę. Faktas tas, kad mes turbūt turim, vis tiek, kaip bebūtų, keitimus rungtynių antrose pusėse, ne, ir rungtynių pabaigose dažniausiai. Esam nelaimėliai tam tikrą prasme, nes įvairių rungtynių buvo, ne visur mes buvom verti, ten tų rezultatų tokių, kai reikia žūtbūt sukurti ir pelnyti įvartį išlyginti, įeiti ir padaryti skirtumą bet kokiam žaidėjui yra labai sudėtinga. Bet kokiam žaidėjui. Čia kokioj lygoje bebūtum, kokiam lygiai bežaistum, skirtumą padaryti, pataikyti rungtynių tempą, kai jau esi, nežinau, pavyzdžiui, koks vingeris pripratęs prie savo ten varžovo, žinai dabar per kur gali jį apžaisti, kaip silpniau, jisai ginasi, pavargęs, nepavargęs, o tu dabar išbėgi šviežias ir staiga tau reikia dabar išspręsti situaciją. Taip, energijos tu turi, taip, kartais net per daug, bet laiko neturi. Ir tos ribos jos tada pradeda spausti, tu nori pasirodyti, kiek gali geriau, galbūt perskubi ir natūraliai tada, jeigu kažkokio tai stebuklo nenuveikia, atrodo, kad tavo įėjimas kaip ir nedavė naudos komandai. Ir treneriams, ir žiūrovams tas pats. Ir tada tu galvoji, okei, tai kaip reikia kitą kartą elgtis. Bet aš galiu pasakyti, kad apie tai yra kiekvieną kartą diskutuojama, galvojama ir to vieno atsakymo niekada ir nėra. Dabar žiūrėk, su Niderlandais, ką prisimenu keitimai, tikrai viskas į natą, ne? Viskas ten įmosti kaip turi. Nes išėjo iškart ir žaidimas, ta prasme, dar kreivė net kilo į viršų, ne? Kalbu apie žaidimą su kamuoliu. Suomiai, ką ir minėjai, tikrai žaidėjams sunku turbūt, nes daug tikimasi iš jų, kada tau duodamos 15-20 minučių, kad tu įeisi ir ką ten, kai sakai, muši įvartį, ar atliks rezultatyvų perdavimą, tų pastangų tikrai daug, bet kartais ir yra tas greitis priims sprendimą ir kaltutas šaltakraujiškumas, tas, ramumas, nes, degi, nori kažką įrodinėti, aišku, ne visi žaidėjai ir gali apskaitai, ne? Yra tokių... Yra kas, žinok, yra tikrai, pavyzdžiui, galiu paimti konkrečiai Paulius Golubickas, ne? Jisai tikrai dabar sužaidė tikrai kelias labai geras rungtynės, jaučiasi, kad žaidėjas gauna tikrai minučių, yra tikrai kylančioj savo sportiniai formai, tikrai neoptimalioj, bet su Paulium daug kalbam ir jisai tikrai jo kreivė žaidimo jau vėl kyla. Buvo šiek tiek prigesęs, kai nežaidė. Kai nežaidė, jo, normalu. Ar dometė. Bet, pavyzdžiui, Pauliukas yra tas žaidėjas, kuris jisai gali po keitimo tikrai įėjęs atnešti skirtumą.
Nes yra tas žaidėjas, kur gali mažose erdvėse spręsti klausimus, ne, kai yra aplink daug varžovų, rasti kažkokią skilutę, iškišti perdavimą, gal ne tiek pats kažkur smūgiuoti vartus, bet padaryti skirtumą po keitimo. Yra kurie žaidėjai, kurie tikrai geriau startuoja ir jie geriau jaučiasi nuo pradžių pradedami rungtynės. Tai labai daug tų profilių žaidėjų yra. Tai šitoje vietoje kartais tu leidi galbūt tą žaidėją jau po keitimo, nes jis tiesiog gal kažkiek tą konkurenciją pralošęs yra, bet nebūtinai jisai yra tas, kuris gali įeiti po keitimo žaidėjas. Bet jau eiliai kito nėra, nes vis tiek ribotas tas sąrašas yra ir tokia situacija. Jo, šitos rungtynėse dar Dolžnikovą praradom dėl geltonos kortelės. Sakot, kad kalbat apie keitimus, kaip dėl geltonų kortelių yra bausmės kažkokios, nes aš tai pastebėjau, kad Dolžnikovo kortelės tokios, kvailokos, prisiminkim, ar ne, su Malta. Ten, mano nuomonė, ten irgi šiaip, nežinau, ką jūs ten išsianalizavot, mano nuomonė, kad ten pagal dabartinės futbolo tendencijas tai labiau raudona negu geltona, kai ten jį griovė maltiečiai, bet tu vis tiek, ginčytis tu gali, aš dar suprasčiau, po jau epizodo, kai jau varas ištyrė, žinai, ir tada tu nueini nepatenkintas ginčiasi, bet kai tu dar prieš varą, žinai, jau ten draskai teisėjų akis, ir gauni geltoną, tai, atrodo kvailai, dabar irgi ten tas kaip ir Vingerio atėjimas padėti į gynybą, ateini padėti bam, ten nušienauji prie baudos aikštelės tą žmogų, kur jau nereikia irgi pasiimi tokį geltoną kortelę. Tokios kvailokos ir paskui labai užknisa, kad mes prarandam žaidėją, kuris iš esmės, tikrai šitoj rinktinėje yra labai svarbus, ar ne? Aš manau, kad akcentų daug ant jo dedat, kai jis gali beveik iš kiekvienos situacijos susikurti bent jau nebūtinai apėjimą, bet tą perdavimą į baudos aikštelę, kas irgi yra didelis dalykas, ar ne, kad tu beveik kiekvieną kartą gali ten tą pirmą metrą nusimesti ir skersuoti, ir ne visi žaidėjai tą gali padaryti. Baudų neturim, pripažįstu. Dažniausiai būna ten, žinai, finansinių, ne tik fizinės. Finansinių, ne. Sunkus klausimas, Ernai. Čia, žinai... Pakišinėjai čia dabar. Ne, nieko tai pakišinėjai. Gal, supranti, kartais tu neįlysi žaidėjo galvą šitoj vietoj. Šiaip tokia kortelė už kalbas, man atrodo, čia yra pirma gal iš vis per 2-3 metus. Jo, šiaip nedaug yra jo. Mūsų dabar, aš dabar tikrai neatsiminsiu visų, bet... Bet nedaug nėra, kad kristų akis. Tikrai ne. O ta kortelė, kurią gavo Suomiai, tai buvo tiesiog klaidos taisimas, nes iš tikrųjų aš visai pateisinu tą pražangą, nes jeigu Artūras būtų ten nestabdė žaidėjo, jis būtų įėjęs į baudos aikštelę, o tada tai būtų ir jau 11 metrų kažkokia tai situacija galima ir daug aštresnė, daug pavojingesnė. Turiu meni, kad dėl klaidos labiau prieš tai padarytas. Bet ten klaida buvo labiau justo pozicinė, jeigu gerai pamenu. Jo, ten iš tikrųjų buvo... O Artūras taisė. Jo, buvo galbūt netinkamas ten, tas įvertinimas situacijos ir tada jo, Artūrai reikėjo taisyti ją ir automatiškai, tai šitą kortelę aš tikrai pateisinčiau. O už kalbas, aišku, jos netoleruotinos yra, bet mes tikrai nesam čia kažkoks teisėjų klubas, kur baudžiam žaidėjus. Faktas, jeigu tai kartojasi, mes tikrai nepraleidžiam tai prokės ir tikrai prevencijos būtų imtusis. Bet... Dar žinant patį Artūrą čia yra, kad jisai nori žaisti irgi, tai žinai, čia pačiam turėtų būti skaudu, žinai, su tais pačiais. Ir jis karštas, tokia situacija, kur tu bėgi, atrodo, vienas prieš vieną nubėgsi, tave ten kerta greuna. Artūras yra, man sakė, aš dabar galvoju, kada jis man sakė, gal po Maltos rungtynėse, jis man yra sakęs, tai Mariau, aš nesu gavęs vieną raudoną per gyvenimą, esu tik gavęs. Nes, man atrodo, mes likom gan ankstyvą keitimą. Jo, jūs ten antram kelnį iškart išėmėt prieš startą. Tai Artūras sakė, aš esu, sako, vieną tik per gyvenimą raudoną kortelę gavęs. Tai nėra jis nedrausmingas žaidėjas, bet matyti emocijos buvo paėmusios viršų, nes tokia pražanga, kur gali virsti į atvirkščiai raudoną varžovo kortelę. Žinai, ten teisėjas tiek privirė Grybo, kad ir po to priversas buvo traukta geltoną kortelę. Labai prastai jis ten paleido jau anksčiau, ten bardaką padarė. Po rungtynių mūsų persiningo rūbinė yra su teisėjų duris šalia, tai jis atėjęs, metė papkę ten viską, buvo pats nusivylęs.
švilpuką pakabino. Buvo pats nusivylęs tą bendrų turinių teisėjimo. Taip. Nebuvo, varžybos nebuvo kontroliuojamos. Nekontroliuojamos. Ne. Ne, tai ten pažiūrėkite, aš atsimenu, čia mes aišku grįžtame jau labai atgal, bet nu ten iš vis pirmą kėlinį tai atrodė, kad žaidimas nevyksta. Atrodė, kad bauda, nu tai tu, jeigu esi teisėjas, tai tu matai, kad varžovai ten žaidžia. Ištisai žaidžia tą tokį, kur arba į kamuolį, arba į varžovą. Jau jeigu kamuolio nesiekiu, tai varžovą. Nu tai tokia vaizdu, kad turi ten, žinai, nesvarbu, pirmą kartą prasižengė, tu parodai, kad jau jūs hebra čia per 3 minutės ketvirtą kartą prasižengė. Tai tų varžybų detaimas buvo valanda laiko. Nu. Tai mes iš 90 minučių žaidėm 30 kažkiek. Jo, ten kosmosas iš tikrųjų, kaip į ritmą jie tokios rungtynės ir tu žiūri, ten tie žaidėjai atrodo irgi, jau paskui jau atrodo, jie ten žiūri į ten galvoja, kada mes čia žaistą futbolą pradėsim. Nu, ir Justas gerai pasakė, Lasickas po tų rungtynių sako, nesimėgau nei vieną minutę, nes nu, kuo tu ten gali pasimėgauti, ištisai pauzės ir taip toliau, bet jo, čia nušokom šiek tiek atgal. Gerai, keliaukim prie rungtynių su Lenkais, šiek tiek papasakosiu savo experienco irgi naujo. Pirmą kartą teko pabuvoti Vyčio tribūnai, Tadas pakvietė, sakau, nu davai, judam, aišku, įdomu. Tai geras toksai labai šiaip jausmas, tokia irgi, nu toks, jautiesi kaip irgi į kažkokią komandą, žinai, atėjęs, kad ir tavo grajus irgi čia dabar vyksta. Minutės gaunis. Jo, toksai vienybė, bet lygiai taip pat pajautėm, vat, ką Lietuvos rinktinė jaučia, kai tu ateini prieš labai galingą varžovą, žinai, nes tu matai, kad jų visų pirma gerokai daugiau, žinai. Nu įdomu. Žinai, kokie ten tie, žinai, varžovai, jau aš ten prieš rungtynės jau ten čia skaitau viską, kas ten Kaune vyksta, čia Tadui rašau, sakau, čia kaip mes plikais kumščiais ar kažką imt reikia. Juokaudama, žinai. Ne, sako, viskas gerai, žinai, nuvažiavam, bet tikrai labai labai smagu. Labai faina, nu, kad tu ateini, matai, kad klubai ten skirtingi, kai kurie ir ten turėjo ir priešų tarpusavį, ten Panevėžys, Kaunas, taip toliau, nu, bet yra Lietuva, yra tas Vytis vėliava, žinai, ir visi susijungia, visi už vieną ir tikrai labai smagu ir jaunosios kartos nemažai tokių jaunų vyrukų, kur irgi ten visas rungtynės plėšęs, tengiasi ten iš viso balso, ten visą gerklę prarėkė, tai pirmo kėlinio gale jau kai kurie jau žiūri tokie pakimę jau truputį, bet paskui ten arbatėlės viską pasišildai, antram kėliniui vėl. Nu tikrai, sakau, labai labai fainas jausmas, tai kartosiu tikrai, manau, kad geriau negu, žinok, žurnalistų ten tuose. Ten, aišku, viskas patogiau, sumuštinukai. Ekspertai viskas. visi. Jo, bet čia smagiau. Ir ypač, va tokiu metu, žinai, ateini, kai jau tiek ten 7-8 plius, tai nebuvo šalta visiškai, ten visas rungtynės, žinai, vis tiek. Strikaliojai, sėkmė. Jo, tai labai Aš labai Varšuvai smagu. buvau, Lenkijai to irgi Vyčio tribūno, tai irgi patiko. Gerai, tai dar pasinaudodamas progą tikrai prisijunkite, jeigu kažkas turit galimybę, tai pirkite ten tos bilietus arčiau, prieikite, tikrai visi ten draugiški, visi priims. Aš irgi vieną draugą paėmiau, kuris niekada ten nėra labai buvęs, nieko ten tų, sakykime, skanduočių nelabai ir moka, bet pirmo kėlinio gale sako, blemo, čia taip lengva, čia taip sako, viskas surimuota, aš jau čia visas jau moku, žinai, jis irgi užsivedęs traukia, tai tikrai nesunku, kaip sakant, infiltruotis, tai labai labai geras experiences. O keliaujant prie rungtynių, žinom, kad Lenkai atvažiavo su nauju treneriu, stebėjote jį ar ne, kiek keitėsi, va taip žiūrint prieš tai ruošintis rungtynėm, tas vaizdas Lenkijos rinktinės su Janu Urbanu. Prie paskutinės 4 rungtynės, iki kol, 4 rungtynės, kurias sužaidė su nauju treneriu, iš tikrųjų išbandė įvairių skirtingų taktikų, braižo ir mes jau esam pripratę ir šiaip šiuolaikinis futbolas jau senai eina ir kuo toliau, tuo jisai mažiau nuspėjamas prieš rungtynes yra. Nes komandos tiesiog privalo būti lanksčios rungtynių metu ir gebėti tiek prisitaikyti prie varžovo, tiek kažką savo netikėto, ne tiek naujo, bet kiek keisti rungtynių metu, kad varžovas nepriprastų. Tai konstruota savo ataką pavyzdžiui, su 2 gynėjais, tiek su 3, tiek su ten krašto puolėjais einančiais į vidurį, tiek plačiai būnant, tiek su 1 puolėju, tiek su 2. Visą laiką kažkur tai kurti pranašumą, kažkur tai sudaryti dilemą, nes
labai greit priprantant, tiesiog sunku būna tą savo žaidimą konstruoti. Ir tu turi nuolat tas dilemas kurti, o kad jas kurti, tu turi praeiti kažkiek ir treniruočių proceso, kažkiek žinių taktinių ir galiu pasakyti, kad mūsų žaidėjai tikrai komandiškai, taktiškai gerai išprusę, ganėtinai greit priema naujoves, nes mes, principai išlieka, bet subprincipai tai tikrai keičiasi praškai kiekvienose varžybose. Ir ar tai žaidėjas pasikeitė, ar tai mes, pavyzdžiui, iš 2 vidurio gynėjų konstruosim ataką, ar iš 3, ar su 1 puolėju žaisim, ar su 3, ar su 2. Visi šitie niuansai reikalauja vėl tų ryšių, vėl supratimo ir tikrai ganėtinai greitai žaidėjai prisitaiko. Tikrai. Šitoj vietoj matosi, kad ir ypatingai tie, kurie užsienio klubuose žaidžia, tai daug to bagažo atneša ir galiu pasakyti, žaidėjai iš A lygos irgi tikrai gan stipriai pasiruošę. Žaidėjo IQ nėra žemas, kad kalbant apie tas naujoves, kurias greitai turi. Kas liečia jo komandinę taktiką, gan greitai ir supranta, ir prisitaiko, ir adaptuoja. Aišku, ten išpildymas, priklausomai nuo varžovų irgi turi įtakos. Jo, bet man atrodo, kad tiesiog bendrai, jeigu taip žiūrėsim į tą Lietuvos futbolo padangę, taip sakykime, ar ne, tai tikrai daug daugiau dėmesio yra dabar skiriama visiems tiem taktiniams niuansams, jau ten klubai ir skautus turi ir taip toliau. Ir anksčiau atsimenu ir pats Mario žaidėjai ir tikrai jau tam Lietuvoje ar ne, tam topiniam lygi, kokios ten būdavo tos taktinės, ten treniruotės, ten užsiėmimai. Ten jo, tai ir tie, įsidėstymai, bet turiu manį, ten nueidavai, kad ir per tą ekraną, tai ten, tu pažiūri, bet ar tu ten kažką naujo pamatai tą patį, ką tu ir taip jau žinojai, ir ką jau tau tas treneris ir taip ten yra pasakęs, ir tau dar kartą pakartoja, kad va čia, kai tai bus, tai tu, bet ten jau mes apie kokius ten, ar ten šnekėdavai, apie kaip mes išeidinėsim į ataką, kaip mes bildabisim, ten labiau būdavo peržiūros, kur klaidas ir dar vos ne prieš visą klasę, tave pastato ir va čia tu suklydai, tada dabar tavo eilė, va tu čia suklydai, ir toks, tada ten geras momentas kažkoks irgi įvyksta, tai gerai, čia dabar biški jo, čia va, taip va, kaip sakiau, čia pro nugarą overlepinsim, tai va, matot, tinka tai, ką čia pasakau, vos nežinai, save ten treneris nori pateisinti, bet pasikeitė tos tendencijos. Dabar tai visai kitaip. Absoliučiai pasikeitė ir karta pasikeitė, ir žaidėjų tas ugdymas, matosi, tai ir iš jaunimo, kas ateina, irgi ganėtinai jau yra išprusę šitoj daly. Mums, aišku, trūksta gal kitų dalykų, bet kas liečia taktiką, tai tikrai jau nacionaliniai rinktiniai esantys žaidėjai ganėtinai gerai susipažinę. Bet aš neatsakiau gal į klausimą dėl pačio pasiruošimo prieš Lenkus, tai matosi, kad treneris irgi, liko aš nukirpau dėl lankstumo. Tai tikrai yra lankstus. Ispanijai daug metų ir pats žaidės ir treniravęs. Tai yra visai kitokio profilio, nors jų taktinis įsidėstymas iš tikrųjų buvo labai panašus, kaip mes žaidėm Lenkijoje, ir žaidėjų beveik tie patys buvo, tai šitą vietą labai nesiskiria. Tai mes iš tikrųjų tikėjomės kelių scenarijų, gavom tą, kurio labiau tikėjomės, dėl to buvom tikrai labai gerai pasiruošę. Ir turbūt irgi matėt, mūsų vienas iš principų yra irgi nuolatinis kilimas į aukštą presingą, erdvės ir laiko, atimti erdvę ir, aišku, spaudimą kamuolį duoti. Kai turi spaudimą kamuolį, tavo sprendimo laikas trumpėja, klaidos tikimybė didėja. Ir automatiškai mes varginam varžovą. Ne tik tai fiziškai, bet ir mentaliai varginam, nes tu turi greit galvoti, turi greit priimti sprendimą ir dar pulsas užkeltas, kaip tą daryti. Bet pats save irgi varginė, aukšto presingo, nes ten nubėgimo skaičiai, intensyvumas buvo gan solidus. Taip, ir mes fiziniai standartai, kurių mes siekiam, mes visą laiką yra maksimalūs. Mes visą laiką esam ant pasaulio čempionatų vidurkių ribos, tai kartais juos lenkiam, kartais mažiau, bet esam labai netoli tų vidurkių, tam, kad konkuruoti šitam tarptautiniam lygiai fiziškai, čia yra minimum, ką mes turim gebėti, minimum. Ir tada, aišku, atsiranda ir žaidėjo profilis, ir
pasirengimas, ir žaidybinis laikas, kuris įtakoja tavo galimybės, ne, rungtynėse, ne tik nubėgti distanciją, bet ir tam tikrų intensyvumų ją nubėgti. O kilimas į aukštą presingą, tai žinai, iš tikrųjų, jeigu paklausi žaidėjų, ar tu norėtum gintis geriau aukščiau, reikiuotis, ar kilti ir spausti, tai tau praktiškai visi atsakys, kad aš noriu kilti į aukštą presingą. Tik tai čia atsiranda tam tikri niuansai. Jeigu komanda gerai supranta kiekvieną savo žaidėjas rolę ir jinai tikrai aiškiai yra perduota, tai tada yra tos drąsos pažaidėja, nes kylant į aukštą presingą, tu dažnai palieki galinę erdvę. Ir palikdamas galinę erdvę, turi laiku labai identifikuoti, ar gali būti perdavimas į galinę erdvę ar ne. Ar, pavyzdžiui, pusės keitimas, nes dažniausiai tu vis tiek kažkur tai nukreipi kažkurią tai pusę varžovo savo. Ir va čia yra svarbi dalis, kad tu tos drąsos, ką aš turiu meni, kad tu visą laiką, net ir būdamas gynėjų, kiltum į aukštą presingą, turėdamas savo varžovą labai arti. Nes jeigu tu tik tai sudvėjosi, atsitrauksi ten 2-3 metrus, kas atrodo nedaug, bet tam lygmenį užtenka priimti, apsisukti ir tęsti ataką. O tada jau tu esi jau nebe komforte, jau esi veidų į savo vartus ir arba nugarą dar, tai dar blogiau. Ir varžovas tada įgauna jau pranašumą. Suprantu, tas kėlimas į viršų, dabar dar klausimas, aukštas presingas su Malta ar Kipru ir aukštas presingas su Nyderlandais, Lenkais. Principai tie patys, bet tu priekiniai linijoje, kalbu apie varžovus, turi kitos kompetencijos žaidėjus. Su sprendimais, su jėga, greičiais, taktiniais dalykais, ne? Ir ta drąsa išlieka, nes aš kartais bijau, kad mes, kai pakylam labai aukštai, mūsų gynėjai 90 minučių, negali, kai Nyderlandų vandeikai su šalia savo kolegomis apsiginti. Ta prasme, ten palieki vienas prieš vieną, jauti tą ramumą, kad susitvarkys. Ten žinai, kai bėga. Ar žiūri ten Premier lygas ar ką, ne, ten drąsu. Mes ar galim taip drąsiai žaisti tam aukštam presingė nuolatiniam? Aš turiu omeny, kad, kai sakom, geriau gintis ten, ne čia, bet ar tai tas balansas yra išlaikomas taip, kad mes nesudėksim. Nes gal su silpnesnėm komandom, aš sutinku, vadinkim silpnesnėm ten potencialiai, kur gali apsiginti. Tai va tas 1 prieš 1, ar ten, kai liekam 3 prieš 3, 4 prieš 4, balansai vis tiek būna kažkas aukščiau, bet ar tai nėra, turint užnugarį milžiniškas erdvės, ta grėsmė, baimė praleisti įvartį? Gal baimė ir yra kažkokia, tai aš nežinau, čia jau reikėtų gal žaidėjo klausti apie baimę. Mes kaip treneriai, tai tikrai neturim baimės praleisti įvartį, gauti... Labiau galbūt ta grėsmė realinė, tai kad baimė, aš ne, kad ten nebijai, bet tikimybė praleisti. Jeigu apie grėsmę šnekėt, taip, jinai egzistuoja, tai visą laiką priemi tada kažkokį tai sprendimą, kaip tu nori, kur tu, gal taip pasakysiu, kur yra pliusai, kur yra minusai tokių dalykų. Ir pliusas yra tas, kad tu presinguodamas ypač aukštesnio lygio komandas turi galimybę aukštai perimti kamuolį ir kai varžovas yra, paminėjai, nebalanse, nepasiruošęs struktūriškai gintis, tu turi daugiau erdvės, daugiau galimybių, daugiau erdvės, rasti kažkokį perdavimą ar momentą smūgiui. Iš pozicinio žaidimo prieš tokias komandas kaip Lenkai, prieš tokias komandas kaip Nyderlandai, yra be galo sudėtinga poziciniam žaidime apžaisti organizuotą varžovų gynybą, rasti ten tuos juvelyrinius perdavimus ir užbaigti ataką. Tikrai yra labai sudėtinga. Čia nėra ką slėpti ir net diskutuoti šitą vietoj. O ta drąsa atsiranda su pasitikėjimu ir mes tikrai jau bus toj 3 metai, kai nuolat skatinam tą daryti. Ir galbūt mes, trenerių štabas, priimtumėm kitokius sprendimus, jeigu matytumėm, kad mes nuolat praleidžiam įvarčius. Pavyzdžiui, nežinau, kilam į aukštą, atsikertam įvarčius. Tai tada taip, mes galbūt kaip žaidėjai, kaip vienas darinys, nepasiruošę tokiam taktiniam dalykam. Bet mes įvarčių nepraleidžiam, mes
kaip tik atitolinam varžovą nuo savo vartų. Jeigu mūsų aukštas presingas gerai veikia, ne visada jis irgi yra idealus, bet jeigu jis gerai veikia, mes labai aiškiai matom statistikoje, kiek varžovas smūgio atlieka į mūsų vartus. Galim, pavyzdžiui, pažiūrėti, mes Lenkijoje ganėtinai giliai gynėmės, nors irgi kilom į aukštą presingą Lenkijoje, ganėtinai giliai gynėmės, didesnę dalį negu dabar Kaune prieš kelias dienas. Mes turėjom gal 25 smūgius į mūsų vartus. Taip, ten buvo daug blokuotų, labai gerai ten persidenginėjom tas smūgius. Bet vis tiek išlenda, bet vis tiek. Ir tada tu nuo kiekio jau vien, ten kažkur prasprūstas kamuolys. Dabar mes varžovą nuolat varginam, išstumėm ir turim 12 smūgių. Taip, yra 0-2, bet net ne iš tų situacijų mes praleidžiam tuos įvarčius. Vienas po kampinio, o kitas jau mes beveik poziciniam žaidime ginamės. Tai vėl tada, jeigu matytum tą tendenciją, kad tai neveikia, mums tai netinka, tada koreguotume. Pradės kažkokių kitokių. Bet tu turi varžovą išstuminėti iš savo aikštės pusės. Tiesiog privalai išstuminėti. Vis tiek išraičios. Ten to aukštesnio lygio komandos 20 minučių vis tiek išraičios. Išraičios, bet yra dar ir kita dalis. Tu kaip čia psichologiškai pavargsti be kamuolio lakstydamas. Ir tik tai laukti varžovo klaidos, tai taip jau kažkada jie sugalvos aštrinti ir kažkur praras kamuolį. Tai tada tu turi galimybę tik tai kontratakai. Kontratakai, pažiūrėkit, dabar galim irgi prieiti prie kontratakų. Mes prieš tai 3 ar 4 rungtynės nuolat įmušam iš kontratakos įvartį. Nuolat. Ten iš tokios lėtesnės, greitesnės, bet iš tranzicijos į ataką įmušam įvartį. Paskutinės 2 rungtynės net momento nesukūrėm iš tranzicijos. Nes mes daugiau kontroliavom kamuolį, mes mažiau prisileidom varžovą prie savo vartų, neturėjom tos erdvės daug ir automatiškai sumažėjo tos galimybės iš kontratakų. Ir tada galėtum sakyti, tai okei, tada galim nusileisti, laukti. Bet tada vėl atsiranda tas mentalinis nuovargis. Ir čia dabar linko vedu, kad jeigu mūsų scenarijai šiek tiek kitokie būtų, kaip pavyzdys, su Lenkais, turim 0-0, po pirmo kėlinio. Išeinam antrą kėlinį, dar turim jėgų, gali tas tęstis, mes vis dar presinguojam, atėjo kokias 60 minutė. Atsitraukim. Ir mes tą turim savo planuose, mes tą turim. Šiek tiek nusileidžiam, pasirikiuojam, užsidarom tvarkingai, padarom vieną kitą kontrataką. Lenkam reikia, pavyzdžiui, mušti įvartį, jau viskas. Pradeda jie kilti, atsidarinėja, daugiau rizikuoja. Mes įmetam kažkokius gal greitesnius žaidėjus po keitimo, galim nubėgti, bet scenarius ne tas. Ir tu turi vėl toliau tą patį tęsti, eiti aukštą presingą, bandyti atimti kamuolį ir bandyti mušti įvartį, nes tau reikia išlyginti, o po to gal švelninti ir vėl išlyginti. Tai tokiam užbrutam šiek tiek rate sukamės visą laiką. Jo, tai pavyzdžiui, su Lenkais tas pirmas kėlinys labai geras, tu pasižiūri, iš esmės galbūt žiūrint iš tos tokios konstruktyvo, labai mes ten kažko nesukūrėm, bet ir varžovai nieko labai kažko neturėjo, tas įvartis tai visiškai nelaimė, žinai, čia įkrito, nieko nepadarysi, kaip yra priežasčių, žinai, žiūri faktas, bet vėlgi tiesiog kartais būna tokių dalykų, kaip ir Žydrūnas sako, žinai, kartais nutinka mums, aišku, gal paskutiniu metu, ko pritrūko, kas, nežinau, Gvidui kažkaip gal kortą nėjo, paskutiniai tie jo standartai, tokie paskutinių porų rungtynių nebuvo labai gerai išpildomi, ką anksčiau tikrai labai gerai darydavo, bet turbūt čia irgi yra dalykas, kai tu nežaidi klube, kai tu jau netlieki tų funkcijų, neturi to kasdieninio to darbo, natūralu, kad tas tau kažkiek krenta, galų gale Gvidas dar, žinai, nėra 30 metų žaidėjas, kur ten 10 sezonų kilnojo ištisai, tai natūralu, kad jaunam žaidėjui reikia to pasitikėjimo, kai tu žinai, kad tu keli ten klube, kai tau vienas kitas gerai paeina, mes, žinai, apie Gvidą jau dažnai šnekam, kad čia jau bet jis dar super jaunas žaidėjas, ir natūralu, kad jo dar ta kreivė ir kartais būna labai aukštai, kaip ten praeitam cikle, dabar atvažiavo žaidėjas, tikrai be, sakykime, to žaidybinio ritmo, ar ne, ir jautėsi turbūt tas kažkiek, Mariau? Fiziškai ne. Fiziškai tai jo. Jisai ten savo rekordus muša nuolat, tiek distancijoje, tiek intensyvume, apimtis jo tikrai super didelė. Kosminė visiškai. Jo, ir štai vietoj tai tikrai forma nekritusi.
ta žaidimo ritmo kažkiek tai turbūt yra faktas, kai tu mėnesį negauni minučių, tai natūralu. Aš tik tai gal sakyčiau, kad prie visų šitų aplinkybių dar prisideda ir dėmesys varžovo Gvidai. Jo. Natūralu, tai. Pasižiūrėkime dabar. Čia panaši situacija, kai atsimeni buvo, kai Fedė su Novikovu irgi ten labai gerai pradėjo, ten tada su tais slovėnais, su škotais, ten paskui, jo atrodo, paskui, kai pradeda tuos visiškai išrinkinėto žaidėjus, ar ne? Tai išryškina lyderius ir bando neutralizuoti. Ta patį darom ir mes matom, kad yra ryškus lyderis, per kurį pusė komandos žaidimo konstruojama, jeigu neutralizuoji šitą vietą, jau sumažini tikimybės, ne? Ir čia net nebejoju yra tiek pat ir galima iš tikrųjų pasižiūrėti, dabar bijau suklysti iš tikrųjų, ar vieną ar nei vieną kartą Gvidas, man atrodo, nesmugiavo į vartus per 2 rungtynes. Jo, nedaug buvo. Visiškai neleido, nes matė, kad ta kairė kojytė. Tai pasižiūrėkit, čia nesutapimas. Tik tai Gvidus priema kamuolį iš karto nuo kairės ir iš karto žaidėjas. Priverčia arba temt kamuolį tolyn arba per perdavimą. Ir automatiškai tu tada į plotį kažkur išeini ir ten jau ne Gvido vieta ir viskas. Ir šitoje vietoje kažkiek atšokę kamuoliai, gal jam patogus nenukrito, pats gal nebuvo tose pozicijose vietose ir viskas. Ir neturėjo smūgių vartus. O Gvido stiprybė yra, ne? Viena iš stiprybių yra pagrindė, yra distancijos. Ne tik distancijos, bet šiaip jos smūgis yra labai kokybiškas. Tai turiu niekad ten 205 dažniausiai metrai. Jis tiesiog neprieina, žinai, iki tiek baudos aikštelės. Su Olandais turėjo ar ne ir pasprendė, bet baudos aikštelė jau tau ten apskritai šiuolaikiniam futbole labai retai, kas tau duoda smūgiuoti iš baudos aikštelės laisvamo, ypač dar saugų, žinai, ten atėjusiam, ten puolėjai vos susikūrė vietos. Bet, grinai grįžtant prie statistikos su Lenkais, pirmasis kėlinys, kamulio kontrolė KM 9, PM 1, tai čia yra visiškai lygiai, smūgiai po 5, Lenkai 2 kartus pataikė į vartų plotą, mes 1, bet tas 1 vėlgi pataikymas, tai ten iš kampinių, žinai, keliavo, bet po 3 kampinius kėlėm, perdavimų procentas beveik vienodas, perdavimų kiekis irgi beveik vienodas, ten 154, 167, iš esmės visiškai lygios rungtynės ir čia, žinai, jau statistika, bet tu kai nedžiūri stadione, Taip, jau iki šias rungtynės. Pavyzdžiui, pirmos ten iki įvarčio 15 minučių iš vis buvo labai geras ir aš net žiūrėjau irgi tribūnose, sakau, blemba, labai geras, gera pradžia rungtynių, tokia, žinai, kur tu nuteiki tą varžovą, kad čia tau nepasivaikščiamas parke, kad tu atėjai čia bus rimti reikalai, tai tas įvartis turbūt, kad labai smarkiai irgi pakeitė tą dinamiką, ar ne visą, apie kurią mes irgi kažkiek kalbėjom. Faktas, kad įvarčiai keičia viską. Ir žinai, dar tokie įvarčiai, ten truputį ir per smegenis duoda, kaip su Suomijais įvartis, ne Lempinis, čia vėl, taip. Bet mes esam dabar tokioj fazėje, kai iš tikrųjų kaip komanda, aš manau, ir treneriai, ir žaidėjai atėję į tą situaciją, kai supranta, jog iki 3 trečdalio mes galime beveik su bet kuria komanda konkuruoti. Ir atsiradęs tas pasitikėjimas yra. Nes patys žaidėjai jaučia, kad mes teisingai, laiku, techniškai, aišku, išpildę tam tikrus niuansus, mes galime būti su kamuoliu, galime organizuoti atakas, kai reikia gintis, struktūriškai galim gintis, mokam, žinom, susitarimai per tiek metų jau veikia, iš pusė, iš Fedės visą laiką jokiuosi, kai einam į susirinkimą, jis jau ten mintinai, sako, pareina pro duris, priminsi šitą. Tai reiškiasi, kad jau žaidėjai atvykę į rinktinę, jie jau, jiem nėra kažko naujo, jie jau iki automatizmo, žinai, jau eina į kažkokį testinumą viskas. Tas labai džiugina, tik tai, mes vis tiek mikro detalės šitam lygiai lemia. Jeigu lygoje reikia, ar ten su Malta žaidžiant, Malta padarė 3 kersus ir 2 iš jų nepataikė į vartus iš metro, nes atšoko, nepatogiai nesusidėliojo žaidėjas. Tai va čia yra mūsų, jų lygis, ne? O čia yra visai kita kokybė, tik tai praeistas mikro perdavimas, patogus, nepatogus, jau viskas yra. Tai Šimanskio perdavimas, ne? Tai Lewandowskis puikiai parodė jo. Čia tai iš vis juvelyrika. Tai apie ką kalba? Čia ten, kur parodė, ten padavė ir
su 3 Ir įbėgo ten, žaidėjais kur reikia. susigrūdo į vartus. Jo, su mėsom įbėga visiškai. Tai čia vat, yra tas skirtumas, kuris dėja, bet jis yra, čia niekam nepaslaptis, patys žaidėjai. Bet žinai, bet tai ir yra sunkiausia pasiekti mūsų rinktinėje, ne mūsų žaidėjams, nes paprastą pavyzdį duosiu, kai mėgstu pajuokauti. Šoki 2 metrus į aukštį, ne? Iki to 1,75 m, 1,8 m ir tada reikia tau 2,01 peršokti. Ir ten kankiniesi metus ar 2, kad tai va čia principė tą patį turim, kad mes tarsi artėjom, bet va tą smulkmeną, kai mes vadinam futbolę, ne, bet jinai, kad ten užšlifuot, nežinau, kiek turi žaidėja žaisti sezonų aukštesniam lygyje, ne, justi tą įgūdį, jausti tas situacijas, tai va ten galų gale vienas kitą, ten tu gali galbūt bėgti į tą tašką Vakailiovą, ne, bėgtų, bet ką, jeigu Šimanskas perdavimo ne ten truputėlį ir pamirštum tą momentą. Tai va, ką ir kalbam. Ir sakys, ne ten įkirto tas polėjas. Taip, tai va čia ir atrodo, kad va, norint su tom komandom konkuruoti, nu, pirmas kėlinys, statistika ideali, ne, atrodo, Lenkai klubus paim, kur mes, kur jie. Ne, tai aš ir sakiau, tą sąrašą, žinai, atsidarai. Ir čia žiūri, čia Interas, Barsa, Fenerbahčė, Porto. Ten Premier lyga. O lietuvis, sakau, čia reikėtų, kas čia per gerai daug. Tai va, čia, žinai, kai tu žinai, kuri žaidžia, bet turiu menį, kai tam tai googlinti. Taip, tai tarsi mes tempėmės proceso prasme, va, visų taktinių dalykų, žaidimo, jau ir fizikos nenusileidžiam, ne. Bet va ten tas ir yra, kad norint tokie Mikas Lenkam iki galo, Niderlandam, nu, dar mums trūksta. Ir va tas kiek kada, čia tas klaustukas didžiausias. Kada mes dar sėkmės elementariai. Trūksta. Sėkmė šypsosi stipresnės, pasakyti. Ne, būtent, sėkmė irgi, apmaudu tokius įvačius gaudžinai. Bet ar dabar visi gali pakelt kampinį taip, kad kamuolys įlėktų į vartus? Nu, šiaip. Tai faktas, kad pakilimas tai labai geras. Tai va, tai čia ne meistriškumas. Ir galų gale pakelta, ne šiaip tai ten visa žmonių grupė. Krūva, čia yra planas, čia gali atrodyti, kad, žinai, tai jau ir tiesiog pakėliau. Nu, ten akivaizdu, kad ne. Jo, tie dalykai. O kaip, pavyzdžiui, dabar vat, kampinius irgi turbūt, kad labai ar ne, duoda didelį akcentą į tai, nes mes žiūrim dabar, ne, pasaulis atrodo, kažkurį laiką toks šiek tiek buvo pamiršta ir ten skaičiuojama, ten buvo vos ne 30 kampinių, čia reikia pakelt, kad įvartį įmušt. Nu dabar mes matom, kad labai net ir tos topinės komandos, kur atrodo ten žaidžia ir tą jau, sakykime, gražų futbolą. Nu tai Arsenalas jau visiškai, bet yra čia Brentfordą paimk ar ne, kiek ten iš užribių metą ir taip toliau, kai turi žaidėjus. Tai akcentas turbūt didelis, ar ne? Standartinės situacijos kuo toliau, yra toksai, nu, tokia tendencija, kad standartinės situacijos kuo toliau, tuo vis turės didesnį įtaką. Aš nežinau, čia yra planuojama dar ir taisyklių kažkokių ten pakeitimų, su užribiais įvairiausių niuansų, bet mes net kai užribius paimam kaip statistinį vienetą, kiek jų yra išmetama, kur, kokioje aikštės pusėje ir kiek naudos jie gali atnešti. Tai net nebejotinai skirtumą darantis dalykai. Rinktiniai yra neįmanoma iš tų dalykų ištreniruoti. 2 treniruotės. Čia laiko labai daug reikėjo. Dar jeigu šalta, tai tu dažniausiai standartinė statika totali. Čia taip sudėtinga, kol tu išrikiuoji žaidėjus, kol pasakai, ką jie jau sušalia. Gynyboje nori. Pučia vėjas, lietus lyja. Žaidėjai jau dreba, dabar čia juos peršaldyti, ar patreniruoti standartus pusvalandį kokį. Nu, dar užrybyje atseit, kur trečioji zona. Kiek išeis iš jų į rungtynes po to. Tada jie šala, tada tas instrukcijos momentai, scenarijų N. Jeigu insvingas, tai taip, jeigu outsvingas, tai taip, o jeigu įžais, o įžais gali ir taip, ir taip, ir taip, tai tu išeini ten, tu darai tą, visi savo numerius turi, viską atsiminti reikia. Vėl laikas, o dar reikia ir kai su kamoliu tu esi įvairiose fazėse, kai be kamolio praeit treniruotę, o treniruotė valanda, pavyzdžiui. Ir tada dar išvykoj, pavyzdžiui, treniruojas varžovų aikštėje ir dar nežinai, kiek čia daryti, kiek stebimas esi, kiek ne. Ir kiek čia dar daryti. Čia rinktiniai, manau, tikrai misija neįmanoma. Priminė Marius dėl klubinio futbolo šlifavimo. Tai puikiai pamenu, prieš keletą metų dar Klopai vadovaujant Liverpoolį pasiėmė užribio išmetimo trenerį. Tik tam. Ir jie pagerino, dabar aišku, bijau tos skaičius sumeluoti, apie 50%, trečioji zonoje turiu minį užribis, jie pagerino 5% visą produktyvumą ir iš to pelnė 8 įvarčius. Danas. Gali būti, nežinau, bet ta prasme, va tokie, nu, plius minus matosi kokybiniai skaičiai, bet
ką ir sakai, klubiniam futbole tu gali tą skirti laiką, nes atitinkamai žaidėjas nuo rinktiniai. Gerai, rinktiniai su vienais kažką darai, ciklas ten traumelė, kas kortelės nėra. Ten... Nu, rinktiniai vis tiek bandai, pavyzdžiui, ten darai kokį apšilimą ir į apšilimą jau įtrauki kažkokius tai išmetimus, ten per nugarą kokį pasikeitimai, ten vienas ištraukia, kitas atsidengia. Jau į apšilimą integruoji, kad nors kažkiek čia tie ryšiai atsirastų, nes jeigu iš vis nedarai, tai tada mes, kai sakom, ir Lenkų vakar pavyzdys, kiek metė auto, tiek mes praktiškai perimėm kamuolį ir turėjom mes ataką į jų vartus. Tai toks vaizdas, kad kartais geriau padedi kamuolį. Pasiimk, ir dabar geriau mes perimsim ir eisim, nes kai užžibė išmetimas atsiranda toks kaip kamuolio praradimas, nors kai komandos po 15-20 kartų išmetinėja užžibė per rungtynes. Jo, šiaip tai antram kėlinyje jau pasijautė, aišku, kad jau truputį turbūt buvo tas jau labiau į ataką, ar ne, jau buvo rizikos daugiau, tai atsirado tų daugiau erdvių. Man dar kas gal, ką kalbėjom apie žaidėjus, čia gal nesinori, kad labai taip išskirinėti, žinai, žaidėjų, bet kadangi iš pozityvinės pusės, tai mane nustebino toks šaltakraujiškumas ir toks ramus Viliaus Armalo žaidimas. Tikrai va čia turbūt vienas iš tų, žinai, žaidėjų, kur gavo progą, kaip ir sakėm, iškritęs Utkus, iškritęs Kipras, toj pozicijoje nėra žaidėjo. Ir aišku, lygoje tikrai žaidžia gerą sezoną, ten ir įvarčių primušęs ir man jo tie, pavyzdžiui, ten paskutiniai irgi turėjo, ten buvo tas asistas, kur vienu lietimu ar ne gavo kamuolį iš karto, kur vienu lietimu ne tik išsivalai, bet dar ir įmeti žaidėjų perdavimą. Ir čia smagu, ar ne, kad greitai pakankamai pagavo, atrodo, viską ir taip su Edvinu visai tokią smagią porą sudarė. Taip, Vilis tikrai ganėtinai gerai perprato viską, ganėtinai greitai integravosi ir tikrai neblogas nuo rungtynių su Nyderlandais, nebloga turi tokią atkarpą. Yra visokių niuansų, bet čia, manau, per laiką tikrai jie gali būti patobulinti, bet aišku, Viliui sunkus yra tas vien iš fizinės pusės integravimasis, nes A lygoje tokių tempų nėra, tokio gudrumo puolėjų nėra ir automatiškai atsiranda tam tikrų iššūkių, bet visiškai yra normalu ir Vilius tikrai neblogai tvarkėsi su savo užduotimis. Ir labai džiugu, kad gavę šansą žaidėjai iš tikrųjų kabinasi už jo ir dar kartą įrodė, kad irgi yra dar vienas vidurio gynėjas, kuris tikrai kokybiškas ir gali užimti šitą poziciją. Ir kas įdomu, žinai, gal A lygoje ne visada Armalas sulošė solidžias rungtynės, nes ten tų įvačių kai nemažai praleisdavo, ypatingai pirmoje galbūt sezono pusėje, ir ten tai prisiminus keletą rungtynių galbūt trūkdavo to užtikrintumo jo veiksmuose, o dabar rinktiniai, mano manim, tikrai labai solidžiai iš ten, kur tu esi, kaip, kokį tempą, kaip minėjai, turi, kokią įtampą turi, ne, tą psichologinę atsakomybę, ir dabar rinktiniai šaunuolis. Aš manau, kad partneriai vis tiek duoda didelį įtaką ir štai vietoje ir komunikacija, ir tiek iš vartininko, ir tiek iš to pačio Edvino, kuris tikrai patyręs žaidėjas ir jau jam tas Lewandowskis turbūt jau 4 kartą priešais jį bėgioja. Tai šitoje vietoje tikrai tie patarimai, ta ramybė iš aplinkos, iš savo kolegų, jinai daug duoda, nes tu turi kitokius partnerius aplink save. Jo, dar aš šiek tiek norėjau galbūt įlysti į Tomo Kalinausko personaliją. Nedaug mes jo matėm, bet kai išėjo su Lenkais, man patiko tas toksai bandymas iš karto aštriai žaisti, ar ne, ten ne visą laiką pavyksta, bet, Vingerio tokia jau duona, vieną kartą pavyks, nubėgsi, atliksi perdavimą ir būsi geriausias, kaip sakant. Tai, bet šiaip jaučiasi jo tas progresas, nes jisai ir buvo rinktinėje anksčiau, šiek tiek po to buvo iškritęs, šiek tiek iš radarų, dabar vėl sugrįžęs. Mes žinom, vis tiek irgi Švedija žaidžia, kad ir šiuo metu ne aukščiausiai lygoj, bet ten vis tiek mes žinom, kad futbolas yra intensyvus pakankamai ir toks kietesnis Skandinavijai. Bet pirmaujančiai Kalmaras ten turėjo, jie išeis turbūt. Turbūt. Jie net kažkaip iškrito pirmą kartą prieš 20 metų. Jo, tai žinoma komanda tikrai solidi. Tomas iš tikrųjų labai jaučiasi ant žaidėjų, kai jie turi žaidybinį ritmą ir ne. Prieš tai mes Tomą kviesdavom iš, dabar jau pamiršau kaip šitam Ligue 1 Burtonas, man atrodo,
Jo, komanda tai buvo. Kažkas tokio. Tai jis buvo irgi žaidėjas, kuris eidavo ten po keitimo dažniausiai, ne visada, ir tas žaidybinis ritmas, jisai iškart pasimato. Kai žmogus žaidžia, kai žmogus jaučia rungtynės, nesvarbu ten jau labai aukštas vidutinis lygmuo, bet tu esi fit ir tas labai aiškiai matosi. Tomas šiaip turi, jisai turi tikrai labai gerą driblingą, abiem kojom ir smūgiavimą gerą, bet čia esam toj situacijoje, kai mes vėlgi kiek ir kaip ateinam į tą trečią trečdalį. Ir Tomui galbūt yra geriausia, kai tu poziciniam žaidime leidi jam sukuri situaciją krašte ir jisai gali tada žaisti 1-1, smūgiuoti, skersuoti kamuolį. Tai šitoj vietoj mes, ir Tomas konkuruoja nuolat su Artūru. Bent jau dabartiniai situacijai. Tiek Ligijus Jankauskas, tiek Tomas, tiek jie yra kaip trysia, kaip ir konkurentai. Tai šiuose rungtynėse daugiau jau galėjo gauti minučių vien dėl to, kad ir Artūras jau pasiėmė tą geltoną kortelę. Tai manau, kad tikrai labai neblogai pasinaudojo savo šansais, tikrai ir išeina aktyviai, apie tai daug kalbam, kad keitimai turi nešti tą energiją, bent jau energiją, kad keistų kažkaip tai tą ritmą. Ir Tomas tikrai į atakos pusę tikrai gerai. Gal su gynybinėm šiek tiek, kada reikia ypatingai gal rungtynėse su Malta, čia tik lyrinis nukrypimas tą įvartį, kai praleidom, tai taip, prisiminus tą momentą, jis ten galėjo sportuoti, nes buvo po keitimo išėjęs, jeigu gal turėjo, bet šiek tiek gal, vėl ta žaidybinė situacija kažkiek išsijungė, po to sunku pavyti, bet čia nukrypau atgal šiek tiek. Jo, dar šiaip nemažai dar klausimų buvo dėl Domanto Šimkaus, ar nebuvimo rinktiniai, žinom, kad žaidžia dabar daug. Buvo vis tiek turbūt sąrašuose, ar ne, žaidėjas tikrai? Buvo ir yra. Domantas niekur nedingo iš sąrašų. Aišku, ne mano gal kompetencija šitą klausimą, žinai. Bet vis tiek aptarinėt, net nebejoju. Bet Domantas yra, šitą tiesiai už brūkšnio ir visą laiką yra labai sunku šitoje vietoje priimti sprendimus. Aš girdėjau čia kažkuris gal iš komentatorių varžybų visai teisingai iš tikrųjų pakomentavo, ar gal podcast'e kažkuriam tai... Greičiau podcast'e. Gal podcast'e. Vis tiek tu turi kažkokį brandolį suformavęs. Taip. Ir jeigu žaidėjai dėl kažkokių labai svarių priežasčių negali neatvykti į rinktinę, tai tu turi labai išsiskirti stipriai. Ir Domantas tikrai daro tokią didelį šuolį, palyginus su to, kaip jisai žaidė Šiauliuose ir šuolį lygmenyje ir savo žaidime. Ir aš manau, kad čia tik laiko klausimas, tegul jisai išlaiko tą savo žaidimo ritmą, savo kokybę, nenuleidžia nosies ir čia jam jokios duris neuždarytos tikrai. Tai čia, aišku, geriausia, kad kalbėtų šitą temą Edgaras, nes ne mano kompetencija jau kvietimus aptarinėti iš tikrųjų. Ne, tai norėjusi tik tai, išgirsti, nes daug kas gal galvoja, kad, nematot, nežinot ir taip toliau, bet kad faktas, kad monitoringas vyksta. Apie Danką Raunovskį, kai ją lygoje vis tiek ten žaidžia, tie asistavimai, įvarčiai, tai irgi manau, kad lygiai taip pat Danielius irgi ir nuolat aptarinėjimas. Mes šiaip kiekvieną savaitę, nesvarbu kada yra turas, mes kiekvieną savaitę aptarinėjom praškai visą savo sąrašą. Išplėstinį. Kuo arčiau rungtynių artėjom, tuo tas, aišku, išplėstinis trumpėja ir aptarimui to žaidėjų kiekis mažėja. Jau kai iškviečiam, tai tada jau dažniausiai šnekam apie tuos iškviestus. Ir stebim situaciją, traumą, kas tai kitas. Tai buvo ten nuo Stankevičių, kai iškvietėt naktį, nemiegantį. Naktį pagavom. Ir ne vienas iškvietimas naktį yra buvęs.
Tai aš atsimenu ir vat, man atrodo, Gustą Baliutavičių irgi naktį išsikvietėm ir nu ką, reikia ryte treniruotai būti, viskas situacija. Šiauliečiai, matai, Šiauliuos ten ilgai nemiega, tai greitai pakelia ragelį. Bet šiaip dar ką norėjau, vat irgi, ir Marius minėjo prieš tai, kad, nu, tas, pavyzdžiui, pasitikėjimas, kuris atrodo rinktinių, nors atrodo, nu, mes čia kalbam ir apie tą seriją, ar ne čia 15 nelaimėtų rungtynių, tikrai čia vėlgi atrodo, kad mes esam vat, arti turų, nu dabar, pavyzdžiui, iš tos Suomijos, nu, tikrai galima buvo bent jau su taškais ten grįžti, ar ne, nu, gal ir pergalę iškrapštyti, su tais pačiais Lenkais, va ten, žiūrėk, pirmas kelnys, neįkristų tas kampinis, nu ir vėl jau viskas kitaip, ir tas kažkiek esam turbūt to įkaitai, kad esam pralaimėtumėm, žinai, ten 3-0 ir gal tada žmonės taip kitaip vos nežiūrėtų, kur be valčių, žinai, kaip sakoma, o čia, kai esam tokie šiek tiek įkaitai, tai, bet va, tas pasitikėjimas iš šono atrodo, kad ateina būtent gal dėl to, ką pasakoji, dėl to žinojimo, ką jau Chebra turi daryti ar ne aikštėje, kas kai vyksta, nes, nu, pavyzdžiui, dabar, nu, žiūrint į žaidėjus, tikrai netrodo, kad jie eitų į aikštę, kaip žinai, jau čia jau atvedė mus čia dabar sušaudyti, žinai, žinom, kuo baigsis. Ir aukos tokios. Jo, ir panašiai, nu, niekada nėra, to nesimato visiškai, iš kūno kalbos atrodo, kad vyrai tikrai ateina vis laik nusiteikia ir, nu, pavyzdžiui, dabar, kad kažkas tai pasakytų ten, kad kažkas nesistengia, kažkas ten 100%, kažkam ten, nu, neįmanoma tikrai tokio. Žinai, ir nėra to subirėjimo tokio, kad tuos kvailus įvarčius gauni, bet tu nėra, kad viskas, tu įkrenti į totalę duobę, jo, tai būna ten momentai po momento. Taip, ir tave ten daužo kaip obuolį, žinai. Tai va tas džiugu, tikrai matosi, kad, nu, įkrenta tie įvarčiai ir netokiom rinktinėm įkrenta, ir gal netokios svarbos rungtynėse prikrenta tokių babūnių, kaip mėgstu sakyti. Koldūnai mes vadiname. Bet komanda nieko, tarsi ten, žinai, tas kelios minutės po knockdowno tokio atsitiesi ir nežaidė. Šitoj daly tikrai labai daug darbuojamės, toj mentaliniai daly. Aš galvoju, sporto psichologas yra. Yra. Bet galbūt taip, jeigu visumą imti, ne? Aš sakyčiau, kad atsiradęs yra toksai pasitikėjimo, bet kartu ir atsakingumo jausmas, nes yra ryšys tarp tribūnų, yra ryšys tarp trenerių ir žaidėjų. Ir dabar tribūnos, mane tai stebina iš tikrųjų žmonių kiekis. Mes, nu, čia žaisdavom, kur čia, už sienos. Už sienos žaisdavom, tai, nu, mes vos tos 4-5 tūkstančius surinkdavom. Neskau, kad mes kažkas blogai, kažkaip blogai, čia dar ir stadiono įtaka yra, bet pats principas, kad vėlai naktį ateina žmonės žiūrėti, nu, tu tiesiog negali nuvilti, gali blogai žaisti futbolą, bet tavo atsidavimas, taip, jisai, negali būti abejingas. Negali būti. Ir aš manau, kodėl mes visą laiką stebim tas aukšto lygio varžybas, ten žaidėjai niekada nepasiduoda. Kodėl? Nes, nu, yra atsakomybė. Tu atėjai kaip aktorius į teatrą. Būtent, ir tu gali blogai ten vaidinti, nu, bet turi iki galo tą daryti. Gal ne iki galo ten kokybiškai, bet... Ne, gal ne tavo diena, gal tau sunku, bet tu turi atlikti maksimaliai gerai viską. Ir čia aš manau, kad, nu, vis tiek tas atsakingumas, bet ir motyvacija. Ne tik tai atsakingumas, bet ir motyvacija. Ir vien tas tavo, nu, šnekėkim taip, reikia žaisti futbolą, bet kova jinai turi būti. Nu, tai tavo fiziniai dalykai, kurie nuo tavęs priklauso, jeigu tu žinai, ką daryti su be kamulio, tai, nu, tu stengiasi. Ir tos pastangos, jos yra matomos ir duoda kažkokią grąžą. Ir vien čia, aš manau, nu, tas ryšys yra ir dėl to žmonės dar nešilpia atsistoja, kad mes 15 rungtynių nelaimim, kas, nu, yra iš tikrųjų labai liūdna. Ir aš nežinau, kiek reikia nelaimėti, kad žaidėjai, nu, tikrai jau pasiduotų. Čia nu, nėra neišsemiamas tas krepšys. Vis tiek anksčiau ar vėliau, nu, ateina kažkoks tai slengstis. Mesgi... Žinai, labai priklauso nuo to, kaip tu pralaimė. Ne, ir kam pralaimė. Jeigu tu žaidži 2-3 Niderlandai, nu gerai, ten žaidimas gal vienoks, nes su Lenkais tu žaidži, nu, pralaimėjai. Su Suomiais tu žaidži, kur gali ištemti minimum tašką, na, pralaimėjai. Bet tu žinai, kad tau labai nedaug trūksta. Bet jeigu tu kalbam apie tai, kad tu pralošinėsi ten San Marinam Gibraltaram pastoviai, ne, na,
Tautų lyga dabar. Tai tada aš manau ir švilpimų atsiras, ir žmonių mažiau tribūnuose, tavo prasidės motivacijos kreivės kritimo žemyn. O dabar, aš sakau, čia vienam interviu duodamas klausimas, kas geriau, pavyzdžiui, man, kaip viduje futbole esančiam, geriau pralaimėti tokiom rinktinėm, bet žaidžiant futbolą, negu laimėti ten 1-2-0 prieš, nežinau, San Marinas dabar 10, nuo ko ten gavo, ar ten būna, na, tų rinktinių, ne? Tai nežinau, žmonėm ką, tai geriau, kad laimėsim, pradės plot, kad po 15 pralaimėjimų iškovojom pergalę, na ir kas, po to vėl gausi 10 nuo panašaus rinktinių. Čia Žydrūnai, mes esam futbolo bendruomenė. Ne, tai ką ir kalbu. Futbolo bendruomenė, žinai, vienaip reaguoja iš tos dalykus. Jie nori matyti turinį, ir supranta šitą švieslentės, kodėl švieslentė yra. Tie skaičiukai. Supranta, kas atvažiuoja, žinai. Bet yra ir šiaip žiūrovas, kuris galbūt atėjęs į stadioną emociją gautų vienokią, bet yra, turbūt 99%, kurie žiūri per TV ekraną ir jie mato, kad, žaidėm, vėl pralošėm. Žaidėm, vėl pralošėm. Tik kurie net nemato, žinai, kaip tas žaidimas vyko. Gal net nežiūri. Tai būtent, tai sakau, mato rezultatą, nes dar, žinai, kai tu įsijungi ir kai tu matai, kad tu su ten, žinai, bėgioja pas tuos ten Lewandowski, ten Zilinski ir taip toliau, žinai, tu žiūri, o čia šituos aš čempionų lygui čia mačiau, jie dabar čia, žinai, čia kaip aš atsimenu, man irgi viena ten pažįstama nuvažiavo į stadioną Italijoje ir sako, ten Interas žaidė su Torino tuo metu ir sako, o čia lietuvi žaidžia tokiam lygiai, jei buvo staigmena, žinai, tipo, o geras, aš negalvau, kad lietuviai tokiam lygiai žaidžia. Tai, matai, tas toksai, žinai. Bet balansas, vis tiek, jisai turi atsirasti. Mes suprantam, kur esam, suprantam, su kuo žaidžiam, bet amžinai tas negali tęstis, nes vis tiek šitam lygmenį vis tiek viskas sukasi aplink rezultatą. Ir tautų lyga parodys. Tautų lyga parodys. Tautų lyga iš tikrųjų irgi parodė praeitam C divizioną, kur visur konkurencingi buvai ir laiminėdavai vis tiek kažkur su Suomių scenarijus, su rumūnais įvyko, ten vėl kažkokia nesąmonė, prakrito. Rumunijoje ten. Rumunijoje. Ir tas toks, negali sakyti nesėkmių, bet tas ruožas tęsis ir jisai mentaliai, vis tiek kažkur giliai, jisai čia yra. Pasiekmės lieka. Ir pas trenerius, ir pas žaidėjus. Ir tu galvoji, tai ko dar reikia? Tai ko dar, kas turi dar nutikti? Tai šitie dalykai, jie vis tiek kažkur tai pasąmonėje stovi. Kol tu vieną kitą tokį oro gurkšnį neįkvėpsi gaivų, ten Suomijoje pergalė kokia, ten su Malta namie pergalė. Tu visai kitoks vaikščiotum kasdieną. Čia labai svarbi ta dalis mentalinė, išsiplėtėm višką, ne čia? Ne, viskas gerai, žinai. Ne, tai čia mes, žinai, dažnai ir kalbam, kad, pavyzdžiui, pamenam vis laik irgi tą ciklą, kur ten buvo, pavyzdžiui, čia jau grįžtant šiek tiek vėl į praeitį, vėl ten Slovenus 2-0 ar nelaiminėjom, bam 2-2 pabaigėm, kaip ir pozityvas, bet atrodo, kad galėjai daugiau, tada su škotais nuvažiuoji 1-0 laimi, ten paskutinė minutėm praleidai įvartį tokį, kur irgi ten lempinį, žinai, kur atrodo dar prieš tai bėgom, kontrą galėjom patys įmušti ir užsidaryti rungtynę, žinai, ir tada galvoji, o ten 6 taškai ir kaip tu į trečias rungtynės, koks tu jau tada ateitum, o tada ten ateini Malta, man atrodo, dar buvo grupiai, tai tada jau tu tą Maltą sunešiotum, tikrai, aš galvoju, ant tos bangos, žinai, bet tada ten ir atrodo viskas kaip ir netoli, tada, žinai, su tais pačiais vengrais ten kėlį, nuostabus sužaidėm irgi atrodo tokia pergalė jau artėj, žinai, kartais atrodo, kad reikia labai labai nedaug ir tu pažiūri ten dabar, Farerų ten, pavyzdžiui, pavyzdį. Prieš Čekus. Jo, ir kiek duoda tos vienos rungtynės, ar ne, tu ten susitvarkai su Juodkalnyje, paskui atvažiuoja tau Čekai, tu eini, gerai, Čekai žaidžia. Bet mes esam dabar dar toj fazėje, kai mes jau pasitikim savimi, žinom, ko norim iš rungtynių, žinom, kaip tą padaryti, bet vis dar nerandam, kaip čia, vaistų, nuo tų mikroklaidų. Ir tos mikroklaidos, aš nešneku jau apie ataką, ten iš vis jau už tai pinigus ir moka žmonėm, kad spręstų trečiam truputėlį didesnį. Bet dar gynyboje, dar mes turim kur tobulėti ir kai šita dalis jau perauks į tai, kad mes nebeturim tokių kuriozinių momentų ir išsprendžiam šitas situacijas, tada aš manau, mes galėsim daugiau kontroliuoti rungtynės taip, kaip mes norim, gal atsitraukti, gal gintis ir galbūt tada galėsim saugoti arba laukti kažkokio rezultato. Jau turint rezultatą, vadinkim, tam tikrą atitinkamą. Mes dar toj fazėje, kai dar
pasitikėjimas jau yra, bet dar mentaliai mes neužaugom iki to, kad galėtumėm kontroliuoti rungtynes. Nu tai ką, turbūt, kad šitą gražinatą ir pabaigsim. Marių paleisim irgi, žmogus turi ir darbinių kitų dalykų ir šeimos interesų, negalim čia laikyti per ilgai. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjot. Tikrai manau, kad, kaip sakant, toliau sirgsim už Lietuvos rinktinę. Kaip tik šiandien atsidariau skaičius, dar paminėsiu, podcast'o mūsų social media skyrius, kaip sakant, patalpino, kad Lietuvos rinktinės per visą šitą atranką vidutiniškai 11 203 žiūrovai buvo stadione. Tai aišku, su olandais labai smarkiai pakėlė, bet 15 000, bet man, pavyzdžiui, tikrai, aš atsimenu rungtynę su Malta, aš nesitikėjau, 8 000 susirinko. Tikrai, Malta nėra tas varžovas, ar ne, čia labai, ir vėl mes kažkiek net prieš tas rungtynės dar tokia viena trumpa irgi istorija, einam į rungtynės ir irgi ten gerbėjai vieni, kiti ten pasveikinam ir kažkaip šnekam, sakom, kiek, sakom, ateitų dabar lauke tokiom sąlygom, žinai, čia mes apie su to krepšiniu, nes nori, aišku, čia kažkaip labai, kad mes čia priešpriešą kažkokią, bet, tiesiog, žinai, krepšinis kaip pas mus. Ir sakom, jeigu eitų į krepšinį ir žinotų, kad daug šansų, kad greičiausiai pralaimėsis, žinai, bet dar ir sąlygos, šalta sąlyje, žinai, būtų ten, reikėtų striukės sėdėti ir taip toliau. Jo. Sakom, blemba, mes galvom, neteitų tiek žmonių, kiek ateina į futbolą, tarkim, žinai. Ir, čia, aišku, toks hipotetinis apmąstymui, bet tikrai, kad Lietuvoje myli tą futbolą ir myli tą rinktinį ir sakau, svarbu dabar tas toksai, ir Marius paminėjo, tas toksai abipusis ryšys, kai tu matai, kad žaidėjai viską atiduoda, kažkur nepasiseka, kažkur varžovas tiesiog yra tuo metu per geras tau, kažkur mes dar neturim vieno kito žaidėjos, labai labai svarbaus, žinai, reikia turbūt išlaukti, turbūt, kad taip viskas. Ką mes sakom, mum vis tiek turi sukris dalykai kažkur tai, kad mes jau taip kažkur tai stipriau atsispirtumėm, tai turim turėti ir ten turim turėti tokius suklijuotų, o jeigu dar ten kažkas pabiro, ten kažkokia klaidelė, ten kažkas žaidėjo nėra, ten dar kažkas ir tada, jau sunkiau. Bet reikia tikėtis, kad viskas į priekį ir gerin. Tai ką, sėkmės Nyderlanduose, ciklą uždaryti. Garbingai. Tai dar turėsim turbūt dvikovą ir prieš Nyderlandus. Jo, Izraelis dar. Izraelis. Kol kas kaip yra aktyvus. Kokius keitimus. Bet laukiam patvirtinimo, iš tikrųjų, dar, man atrodo, 100% negarantuota. Dar nėra. Okay. Tikėsimės, nes šiaip tai sužaisti visą laiką ir jum dar papildomų mačų vis laik tik tai nauda. Aš manau, čia labai svarbu, nes susirinkti komandai dėl vienų rungtynių, ypač kai kuri kontrolinės, tai gali irgi vėl ir su tam tikrai žaidėjais, kurie gal ne visą laiką gauna žaidybinio ritmo ir panašiai išsibandyti kažkokias taktinius niuansus. Čia labai labai naudinga. Kai tik tai 10 rungtynių turi per metus, tai svarbu. Jep, tai ką, viskas, ačiū visiems žiūrovams, sugrįšim kitą savaitę, jau sugrįžta A-lyga, ten irgi daug intrigos, paskutinės tokios kovos, tikrai bus įdomi sezono pabaiga ir po mėnesio susitiksim vėl apie rinktinę kalbėdami, o kaip ir minėjau, podcastas po savaitėlis. Iki. Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.